žodžiais. Vilniečiai, sveiki visi atėję į 130 pirmadienio mitingą. Pirmadienio mitingai 1990 metais prasidėjo Stokholme, kur mes rėmėme Baltijos valstybių Lietuvos kovą už nepriklausomybę. Tuo metu visa Švedija rėmė Baltijos valstybių įsivadavimą ir pirmadieniai mitingai vyko 79 kartus. Ir šį kartą mes turime visiškai tą patį priešą, su tokiom pačiom idėjom sunaikinti nepriklausomų valstybių sąjungą, sunaikinti mus visus, ateiti su mirtimi, o ne su taika. Šis mitingas skirtas ne tik remti Ukrainą, bet taip pat skirtas reikalauti mūsų sąjungininkų vykdyti dėrybas tik dalyvaujant Ukrainai. Vienintelis teisėtas mandato bet kokioms tarptautinėms dėryboms suteikimo savininkas neginčiama yra Ukraina. Slava Ukrainai! Ukraina jungtinių tautų sprendimu yra pripažinta nuo Putino agresijos nukentėjusiame šalimi. Tik ji gali inicijuoti dėrybas, tik ji gali nustatyti dėrybų sąlygas bei tikslus. Niekas kitas be Ukrainos. Jau 3 metai Ukraina stovi tarp mūsų ir galutinio blogio. Tik dėka Ukrainos tėvų, motinų, sūnų, dukrų ant mūsų galvų nekrenta bombos, nenaikinami mūsų darželiai, mūsų mokyklos, mūsų ligoninės. Todėl mes turime remti Ukrainą iki teisingos taikos Ukrainos sąlygomis. Slava Ukrainai! Slava nacijai! ZSU slava! Šiandien su mumis šį mitingą pradės karys, kuris pasiuntė rusų laivą mums žinoma kryptimi. Jis buvo paimtas į nelaisvę, grįžo iš nelaisvės ir vėl išėjo į frontą. Mes turime pavyzdį ryžto, drąsos ir atsidavimo savo tėvynei. Jo vardas Romanas Hrybovas. Mes kalbėsime nuotolinio.